Kiekvieną kartą, kai pradedu dėstyti lietuvių kalbos istorijos kursą, klausiu savo studentų, ką jūs žinote apie lietuvių kalbos istoriją. Į šį klausimą galite pamėginti atsakyti ir jūs. Veikiausiai esate girdėję tokių abstraktesnių frazių, pavyzdžiui, lietuvių kalba yra seniausia pasaulio kalba, lietuvių kalba yra viena iš seniausių pasaulio kalbų. Galbūt esate girdėję, kad lietuvių kalba kilo iš sanskrito arba sanskritas kilo iš lietuvių kalbos. Tiesą pasakius, lietuvių kalba savo istoriją kaip atskiras savarankiškas kalbos vienetas skaičiuoja nuo 6–7 mūsų eros amžiaus. Vadinasi, šiais 2024 metais lietuvių kalba skaičiuoja maždaug 1300 savo egzistavimo metus. Visgi tiesa, kad lietuvių kalba pasaulyje susilaukia daug susidomėjimo ir tas susidomėjimas yra toks didelis dėl jos archaiškumo. Ką turiu omeny sakydama archaiška kalba? Lietuvių kalba yra archaiška kalba. Visų pirma, galima išskirti lietuvių kalbos linksniavimo sistemą. Palyginkime mūsų germanų kalbomis, kur linksniavimo sistema yra arba išnykusi, kaip anglų kalboje likęs tik formalus genityvo linksnis, arba vokiečių kalba, kurioje yra likę tik 4 linksniai. Ir štai lietuvių kalba su savo 7 linksniais, kai indoeuropiečių prokalbėje rekonstruojama 8 linksniai. Taip pat vis dar turime laisvą kirtį, laisvas kirtis rekonstruojamas indoeuropiečių prokalbiai taip pat. Turime savitų giminės formų, neutrum, pavyzdžiui, giminę turime vis dar išlikusią būdvardžių klasėje gražus, graži, gražu. Jeigu pasižvalgytume po lietuvių kalbos tarmes, veikiausiai išgirstume tokių pasakymų kaip aš pirkau arklių už 200 eurų. Ir čia mes turime tokią unikalią formą kaip dviskaita. Taip pat lietuvių kalboje turime tikrai daug žodžių paveldėtų iš indoeuropiečių prokalbės. Aš, tu, gyvas, sūnus, ašis ir taip toliau. Kitais žodžiais tariant, būtent visi šie mano išvardyti dalykai ir daro lietuvių kalbą tokią unikalią.